Tai prasideda svarbiausi pokyčiai tavo naudai. Unikalus jaunaties portalas sausio 18. Paslėpta tiesa. Visos tos mintys, kurias pastarosiomis savaitėmis siuntei į erdvę, tavo nebylūs prašymai, vidiniai dialogai ir tylūs tegul išsipildo. Sausio 18 pagaliau randa savo adresatą. Tai nėra šiaip jaunatis. Tai pirmoji metų jaunatis, pirmasis sisteminis portalas. Ir tai unikalus momentas, kai ateinantis 12 mėnesių dar neturi formos. Nieko dar nėra užfiksuota realybės kode, nieko dar nėra iš anksto nulemta. Priešais tave švari tikimybių erdvė, sustingusi laukime pirmojo impulso. Dauguma šią dieną praeis iš inercijos, kaip visada, kartuodami senus scenarijus, žengdami tais pačiais takais, net nepastebėdami, kad būtent dabar kuriamas skirtumas tarp vektorių. Tačiau, kol sistema atvira, galima pakeisti trajektoriją. Ne vėliau, kai viskas jau įsibėgėja, o dabar, kai dar įmanoma pasukti kryptį minimaliu judesiu. Tai nesėkmės klausimas, tai kalibravimo klausimas. Sąmoningumas šiuo metu tavo prieigos kodas. Tu jau atradai šį langą, belieka tik užduoti teisingas koordinates. Žodis portalas skamba taip, lyg būtų kalbama apie kažką iš fantastikos, bet iš tiesų viskas paprasčiau ir tuo pačiu metu rimčiau. Portalas tai laiko tarpas, kai įprastos taisyklės šiek tiek susilpnėja. Įprastomis dienomis tarp tavęs ir to, ko nori, stovi inercija. Aplinkybių, įpročių, svetimų lūkesčių, net tavo paties vakarykščių sprendimų. Ji niekur nedingsta, tačiau tam tikromis dienomis jos gniaužtai susilpnėja. Jaunatis viena iš tokių dienų, o pirmoji metų jaunatis stipresnė už visas kitas. Dangus tamsus ir šioje tamsoje slypi praktinė prasmė. Senasis ciklas jau baigėsi, o naujasis dar neprasidėjo. Tai pauzė tarp iškvėpimų ir įkvėpimų. Taškas, kuriame galima įdėti kažką savo, kol erdvė dar laisva. Astrologai tai vadina sėja. Ir tai nėra bloga metafora, jei nepaverčiama pasaka. Sėkla įmesta į žemę tinkamu metu sudygsta, įmesta ne tuo metu supūva. Skirtumas ne sėkloje, skirtumas momente. Jaunatis vyksta kiekvieną mėnesį, bet pirmoji atskira istorija. Įsivaizduok upės pradžią. Ten, kur ji tik išteka iš šaltinių, ją dar galima nukreipti kastuvu. Truputį į dešinę ir po 100 kilometrų ji tekės į vieną jūrą. Truputį į kairę, į kitą. Tačiau pabandyk pakeisti tos pačios upės kryptį vidurupyje, kai jie jau įgavusi jėgą. Čia neužteks kastuvų, prireiks sprogmenų ir dar ne faktas, kad pavyks. Pirmoji metų jaunatis tai metų ištakos, taškas, kuriame minimalios pastangos duoda maksimalų efektą. Ne todėl, kad taip nusprendė žvaigždės, o todėl, kad būtent tu kuri sistemą paleidimo metu, kada jinai yra ypač jautri pradiniams sąlygoms. Sausio 18 būtent toks momentas. Metai dar nėra apsibrėžę, o ketinimas įdėtas dabar tampa viena iš pradinių sąlygų, kurios veiks visa kita. Yra principas, kuris vienoda veikia fizikoje, psichologijoje ir gyvenime. Pirmas judesys nustato trajektoriją. Biliardo kamuolys, į kurį smogsta, nepasirenka krypties skrydžio metu. Jis nustatomas smūgio akimirka, kampu, jėga, prisilietimo tašku. Lygiai taip ir su metais. Pirmosios savaitės, o ypač pirmoji metų jaunatis, tai lazdos smūgis. Po jo metai riedės ten, kur riedės. Ar galima pakeisti trajektoriją vėliau?
Taip, galima, bet tam reikės naujų smūgių, naujos valios, naujų pastangų, inercijos įveikimo iš naujo. O kam eikvoti jėgas, jei galima iškart nustatyti teisingą kryptį? Štai kodėl naujametiniai pažadai dažniausiai neveikia. Jie ištariami šventinėme triukšme, be atramos taško, be tikro ryšio su ciklu. Kalendoriniai naujieji metai žmonių susitarimas, o pirmoji jaunatis susitarimas su kažkuo didesniu. Ir čia kyla klausimas, kurį dauguma praleidžia. Ką mes iš tiesų dedame į pamatus? Dažniausiai žmonės tokiomis akimirkomis susitelkia į tikslus, į norų sąrašus, kurie laimingai praranda aktualumą jau iki kovo mėnesio. Tačiau svarbu suprasti vieną dalyką. Portalas veikia ne su tavo norų sąrašais, jis veikia su tavo būsenomis. Tęsinys kitame įraše. Likite su manimi.